atstovauju šiandieną, kaip matot, Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Čia ir studijuoti pradėjau, ir baigiau, ir disertaciją apsigyniau, ir ne tik. Tai va, tas inžinerinis ir techninis mokslas man prie širdies ir noriu pasidalinti su jumis, kaip galima būtų įtraukti tą jaunimą, kuris yra jūsų rankose šiuo metu, bet kad jie nenusuktų kažkur klystkeliais, o kad ateitų kažkur link universitetų, techniškųjų, inžinerinių, nes tos rytis, manyčiau, kad visai įdomios ir turinčios poreikį ateities kartoms. Esame įkūrę tvarumo centrą. Atrodytų, tema tikrai tas tvarumas yra labai aktuali. Susizgribom gan vėlokai, ar ne? Čia mes tik tais pernai metais įkūrėm, turėjom tokį smagų projektą su veiklomis universitete ir kaip matot, mes labiau tokią mintį ir idėją turim, kad turėtumėm pradėti nuo savęs, universiteto, bet lygiai taip pat įtraukti ir išorę. Ir būtent bendravimas ir bendradarbiavimas su mokyklomis, su verslu, su įmonėmis, su išorė, su visuomenė mums labai būtų geras postumis ir manau visiems kartu sprendžiant tvarumo tematikas. Va, čia kaip mes universitete tokią veiklą kaip tvarumą bandom skiepyti, skatinti. Vienas dalykas yra per studijas, kitas dalykas yra per mokslą, per verslą, bet lygiai taip pat, kaip ir paminėjau, kad tai yra ir visuomenės, ir bendruomenės įtraukimas, mums būtų tikrai didelis žingsnis ir natūralu, kad tvarumo tematikoje vienas tu nelabai ką ir padarysi, bet tokių įrankių, apie kuriuos šiandieną pabandysiu pademonstruoti keletą laboratorijų, kuriuose mes vienaip ar kitaip skatinam jaunimui tą diegiam tokią tematiką, tvarumo, resursų taupimo, jų antrinio panaudojimo ir ne tik, pabandysiu ir pasidalinti. Bet šiaip, kaip aš tam minėjau dalyką, kad norim skiepyti, skatinti mūsų įsitraukimą į studijas, į veiklą ir ne tik, tai mes esame įkūrę dabar tokias naujas 2 studijų programas, nes, pavyzdžiui, inžinerija ir techniniai mokslai, turbūt ir jūs galėtumėt paliudyti, bet mes kaip universitetas tai matom, tikrai tie procentai stojančiųjų ir noras studijuoti fiziką, chemiją, matematiką ir kitus tokius dalykus yra gan sunkiai, sakykime, jaunimui norimas dalykas, bet matom ir patys tą patį dalyką, kad tokios studijų programos, pavyzdžiui, tvarumo technologijos, tvarumo valdymas, per techninius sprendimus, per inžineriją, šiek tiek norinčius daugiau, sakykime, tos fizikos tiksliųjų mokslų studentijos, mes matom, kad jie mokyklose irgi lygiai taip pat jau yra neblogai paruošti, puikiai paruošti, yra ir olimpiadų, ir kitų dalyvių, kurie nori ateiti čia ir darbuoti, sakykime, studijuoti tokiose srityse. Tai gal trumpai tiek, o pereisiu prie tokių veiklų, laboratorijų, kuriuose bandom studentiją, jūsų jau paruoštus abiturientus, o pas mus įstojusius įveiklinti. Šiandieną irgi nekartą girdėjau apie tą įtraukimą, bendruomeniškumą ir ne tik. Tai šiandieną irgi teko pabėgti iš universiteto šiek tiek greičiau, bet ten irgi mūsų studentija kiekvieną penktadienį po pietų turim tokį renginį kaip dirbtuvės. Pavyzdžiui, vienų ar kitų laboratorijų veiklose studentai gali darbuotis ir vykdyti savo susikurtus kažkokius iššūkius ir ne tik savo, nes ateina ir įmonės, ir savivaldybė, ir kiti, sakykime, potencialūs užsakovai, kurie domisi įvairiomis inžinerinėmis temomis. Ir jie sako, norėtumėm, kad įspręstumėt, pavyzdžiui, kavos tirščių problematiką susidarančią vienoje ar kitoje srityje, kavinėse ir ne tik. Ir sakom, tai visai puikus iššūkis ir studentai labai mielai tokių dalykų imasi. Tai čia mano keletas vaizdų, erdvės, kuriuose studentai galėtų mokintis. Šiaip pagal planą turėjom tokią idėją, kad galėtų studentai būti 24/7, reiškia visą parą, beveik visą savaitę, sakyčiau, universiteto patalpose. Teko būti Pietų Korėjoje, tai ten yra netgi ir miegamosios vietos padarytos universitetuose ir taip toliau, ten jie non-stop gali būti. Šiuo atveju mums tas kol kas planas neišdegė, bet studentija, mačiau, kad ir vakaroja, ir po lemputėmis darbuojasi ir visa kita, tai manyčiau, kad čia galbūt ateitis priklausys nuo to, kaip mes juos įtrauksim. O įtraukti galima įvairiais dalykais. Čia tokios erdvės ir viena laboratorija yra. Tvaraus maisto vartojimo laboratorija, turime mintį ir idėją ir jau dabar, sakykime, tas techninius sprendimus, kurie, sakykime, skatinti tą tvarumo kultūrą universitete, pradedant nuo virtuvės.
virtuvės maistą suvalgėm, kas netilpo į skrandį, kažkur mes padėjom į atliekų konteinerį, kuris vėliau gali tapti energetiniu resursu neblogu. Tai mes ir čia, sakykime, tas maisto kultūras augindami, vienaip ar kitaip apdoroja maistą, dedame į bioreaktorių, kuris kaupia, sukuria, sakykime, dujas, jas mes panaudojame demonstraciniai sistemai, kad matom tą šilumos išskyrimo procesą arba energijos sukaupimą. Lygiai taip pat kietoji dalis, jinai iškrenta į trąšas, kurias panaudojam vėl šalia esančiose lysvelėse, kur vėl galima auginti maistą arba augalams želdinti ir taip toliau. Ta tokį žiedą universiteto patalpose, virtuvės erdvėse mes galim pademonstruoti. Tai čia irgi vienas yra iš tų tikslų, kad ne kultūrinės, o tas tvarumo toksai virusas būtų mūsų universiteto studentijos kraujyje. Bet ne tik tais studentų, bet lygiai taip pat ir dėstytojų, bendruomenės ir ne tik. Tai čia vienas iš tokių būdų, kaip mes juos galim pritraukti. Antras dalykas, ekodizaino laboratorija, turime lygiai taip pat ir duomenų apdorojimo laboratoriją, kurios irgi ten, kaip minėjau, jau yra įveiklintos ir turim atidarimo čia šventės tokie renginiai, kurie dabar, kaip šiandieną ir minėjau, kad palikau juos darbuotis įvairiais dalykais, bet pavyzdžiui, kurti, kaip sakiau, iš kavos tirščių kažkokius produktus universitete susidarantis popierius, plastikas ir taip toliau gali įgauti, sakykime, antrą kažkokį kvėpavimą ir su įranga, kuri galėtų būti 3D printeriai, smulkintuvai, lygiai taip pat ten turim ir su tekstilė idėjų ir minčių, kaip mes galėtumėm tai įgalinti. Parodom būdus, kelius, bet lygiai taip pat ir studentai patys ateina. Aš norėčiau kažką pats sukurti, pats kažką įdomaus. Tai kodėlgi ne, gali ateiti ir darbuotis. Ir tai noras yra, kad jie pasiliktų čia, būtų kaip įmanoma ilgiau universiteto patalpose. Galbūt skirtumas tarp mokyklų universitetų ir yra toksai, kad pavyzdžiui, universitete yra, sakykime, jau savarankiški, nors ir mokyklose taip, bet turbūt jau tie, kurie yra pilnamečiai, žmonės, kurie studentai, jau kurie gali labiau turbūt ir pasirūpinti ir su jais gal kartais ir paprasčiau yra darbuotis, bet natūralu, kad mokykloms pritaikyti ir natūralu, kad daug ką pritaikot, visą tai galima būtų panaudoti. Lygiai taip pat ir duomenų laboratorija, kurioje irgi yra įvairių atvirų duomenų, kurie laisvai prieinami Lietuvoje, pasaulyje, mes juos galime valdyti, vienaip ar kitaip analizuoti, ką šiandieną girdėjau irgi kalbant apie oro kokybę, galima ir į vidaus oro kokybės rodiklius tirti, žiūrėti, kaip mes čia esam darbingi, ar jau nelabai, pavargom ar ne, dienos metu, o gal paskaitos metu reikia atsistoti, pasportuoti ir ne tik, o galbūt lauko tarša labai stipriai mus veikia ir lygiai vienaip ar kitaip mes galim tą analizę pasidarę suprognozuoti, kokia bus tarša, ten vienokio ar kitokio ekstra atvejo gaisro ir ne tik. Tai apie tokius dalykus irgi tiek studijose, tiek po pamokiniai veikloje, sakykime, tie mūsų studentai gali vienaip ar kitaip gauti. Ir keletas erdvių, kurios, labai svarbu, kad studentas ir turbūt ir mokinys jaustųsi maloniai toje aplinkoje, kuri jį skatintų pabūti, prisėsti, atsigerti galbūt kavos ir pašnekėti, paplepėti galbūt, o galbūt ir kartais pažaisti kokį nors žaidimą, vadinkim čia tos konsolės ir taip toliau. Tai va tokios erdvės universitete irgi plinta, atsirado ir jos yra įveiklintos ir studentija mielai tai pasinaudoja. O mano paskutinė skaidrė rodo jums galimybę turbūt geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Tai kvieščiau į universitetą Gedimino technikos Saulėtekio alėją, užsukti į svečius su savo delegacija, jaunimu, kad ateičiai parodyti galimybės, ką universitetas siūlo, ką dabar daro. Galbūt sudominsime vienus ir kitus, galbūt pakreipsime jų idėjas, mintis į tą inžineriją, į techninį mokslą. Tai natūralu, kad turim įvairių galimybių, pabandykim pagalvoti kartu su mokyklomis, universitetas, tai natūralu, kad seminarai, konferencijos, visokios veiklos, net ir tos pačios ekskursijos. Kodėlgi ne? Pagalvokim, apsitarkim ir mielai kreipkitės, elektroninis paštas, telefonas. Esam čia ir galėsim kartu, manau, kad tas patalpas įveiklinti dar labiau. Tai ačiū visiems už dėmesį ir lauksiu klausimų.